Valdžia pateikė mums labai malonių staigmenų, kaip vasarą vykusi šventė 550 metų jubiliejus. Tai buvo didžiulis, įspūdingas renginys, trukęs 4 dienas. Ir prieš savaitę Grok Jurgelį renginyje Širvėnos kapela buvo giriama, kad nuo pat pirmų metų dalyvauja šitam Jurgelio renginyje. O penktadienį balsavome už Kaziuko kapelą, laimėjusią, skinusią laurus Gero ūpo laidoje. Ir esi pakylėtas, kad esi biržietis, kad gimei Biržų krašte ir kad Biržai yra išauginę tiek iškilių žmonių. Esam dėkingi tai žemei, gimtajam kraštui. Taip pat esam labai dėkingi ir gerbiamiem svečiam, gerbiamui merui. Ir pristatau meras Regimantas Ramonas. Ir Biržų muziejaus scena direktorius Gintaras Butkevičius. Labai miela, kad jie nepasididžiuoja ir pagerbė šitą mūsų renginį savo atvykimu. Dabar noriu paprašyti gerbiamą Vytautą Stanikūną, jis turi apie Biržus mums daug ką pasakyti. Ir būkim geri, paklausykim. Sutarėm? Aš žinau, ką jūs pasakysit, bet čia yra save gerbintis ir per daug nenori klausyti į komentarą pusę ar visą kitą. Į mikrofoną prašau. Gal ir patrumpinti savo kalbą. Jau išgarsinau, įsigarsinau per daug. Dabar pirmiausia, kalbų pradžio. Aš noriu perduoti jums sveikinimus išvėjimus. Aš vakar buvau kaip tik tai pono Arvydo Krekštės pakviestas į Vilnių, kur Biržiečių, Vilnius Biržiečių Kriugulės susitikimas buvo. Labai gerai. Ir labai maloniai, ir sakant, praveidau laiką su senai matytais, pažįstamais biržiečiais. Daugelis prašė, pirmiausia, Arvydas Krekštė, paskui kiti, Bogdanas, skulptorius, Karosai, kiti prašė perduoti linkėjimus šitam mūsų susitikimui Kaune. Labai džiaugiasi, kad įvyksta tokie susitikimai. Ir viešiai labai įspūdingai šitą paruošė. Didžiulis salė žemės ir kapslėmis. Pilna žmonių, gal kokie 400, gražiai papuošta salė. Birža heraldika, paveikslais. Susitikimas buvo su mokslininkais, kurie tokia mažai yra surišti su biržais. O apie ką buvo kalbama? Tai buvo kalbama jau, aš per savaitę 3 kartus buvau Vilniuje ir beveik visuose buvo kalbama apie Biržų kunigaikščius radinius. Pirmiausia, buvau Istorijos instituto rengiamoje konferencijoje, kur irgi buvo 2 pranešimai apie Biržų regioną, regioninį dalyką ir kaip apie biržiečius, kaip jie reaguoja į savo istoriją. Labai pasidžiaugta, ten buvo mokslininkų, kad čia svarbiausia, kuria šito karšto domėsi, čia biržiečiai žino ir muziejus žino, tai Džebinas Kardelis ir Mekaljūnas, jie darė pranešimus kaip tik tai. Žodžiu, buvo pasidžiaugta, kad Sielos muziejus labai gražiai parodo Radvilos. Šiek tiek gal suabejoju, kad gal spauda mažokai kalba apie šitą laikotarpį, kuris Biržam labai reikšmingas. Taip pat iškilo naujai Radvilų tas klausimas šiuo metu, kada buvo vykdomi tyrinėjimai, kaip žinote, Dubingiuose. Dubingiai tai iš tikrųjų yra pradinis taškas, iš
kurie pradėjo kurtis. Čia jie buvo palaidoti, čia buvo rūmai, Radvilų, ankstyvesni rūmai, čia buvo bažnyčia. Ir kaip tik tai vakar mokslininkai, čia jie yra išvardinti, išleidus, paskui galėsite pasižiūrėti tokį, kaip gražų adresą išleidus su herbais. Ir čia kaip tik tai kalbėjo tokie žymus mokslininkai kaip Libertas Klimka, archeologas Albinas Kuncevičius, docentas, čia jau daktaras, reiškia, Jankauskas, Rimvydas Laužikas, kuris yra susijęs su Biržais, taip pat Gintautas Priška. Jie kaip tik tai pasakoja apie tuos kasinėjimus, kurie buvo atlikti, nes Dubingiai tai vietovė, kaip žinot, labai graži, bet jau žymi ten, kad ten buvo Radvilų rūmai, beveik nieko nelygi. Ten yra toks pusiasalis, apžėlęs krūmais, žolė, ir tik tai dabar pradėjus ieškoti, po šitą velėną, po žolėmis buvo surasta ir bažnyčios liekanus mūrai, ir taip pat Radvilų rūmų griuvėsių liekanas Rūsiai, bet šitie kasinėjimai tik tai buvo pradėti. Taip pat buvo surasti ir, kadangi buvo karai, buvo sugravimai, buvo plėšikavimas, net nieks nebežinojo, kur yra Radvilos palaidojimas, nes čia Radvilų panteonas, o jie čia laidojosi. Jie visi susilaidojo išskyrus karalienę Barborą Radvilaitę, kur, kaip žinote, ilsisi Vilniaus katedros Rūsyje. Ir čia buvo surasti kaulai, ir kaip tik tai čia daktaras Jankauskas, specialistas tos ryties, bandė nustatyti pagal portretus ir kaukolės, ar iš tikrųjų šitie kaulai priklauso Radvilams. Ir atrodo, kad taip jau įsitikinę, kad iš tikrųjų taip. Nors tie kaulai buvo išvartyti, sumesti, karsto niekam beveik nieko jau nereikia. Per tos visus amžius, karus su koromis, įsiveržėme ir taip toliau. Taip, žodžiu, bandoma identifikuoti. Ir šitie kasinėjimai ir nustatydėjimai dar vyks ir toliau. Ir vis tiek ateityje, matyt, bus atkurtas mauzoliejus ir šito Radvilų palaikai turėtų būti Dubingiuose ten ir palaidoti, kadangi vis dėlto jų ten panteonas turėjo būti. Tai va tokios, reiškia, įdomios naujienos apie Radvilas. Ir reikia pasakyti, kad šitos žmonės, tos kunigaikščius, iš tikrųjų verta daugiau įsidėmėti ir pažymėti juos. Nes šitas laikotarpis Radvilų faktiškai buvo tiesioginiai Lietuvos valdovai tuo metu. Ir jų veikla buvo labai tokia ryški. Ir tikrai čia toks kažkaip buvo primeštas tas Lietuvos valstybės laikotarpis, tai įvairių priežasčių ir dabar kaip tik tai norime tai paryškinti iškelti. Tai va, tokios naujienos. Dabar, kas dar? Mes jau grįšim tada nebe tolimus laikus, bet ankstyvesnę, vėlyvesnę Biržų istoriją. Neseniai, tai iš trečių rankų į mano rankas pakliuvo toks sąsiuvinis. Aš dabar net nežinau, iš kiekvienos rankos, kam jis iš tikrųjų priklausė. Bet tai yra labai įdomus duomenys apie Biržų paskutinį dešimtmečio istoriją, maždaug nuo Pirmojo pasaulinio karo iki 44 metų. Čia žmonės surinko iš spaudos, iš įvairių atsiminimų, iš kalendorių, iš knygų, įvairius įvykius, kurie vyko nuo 14 metų iki, sakau, 44 metų pamečiau. Aš kažkada Aldonai įsidariau, sakau, reikėtų galbūt ką nors prie progos paskaityti šiek tiek. Čia ir pavardžių yra, ir įvykių visokių. Žinoma, aš jūsų nevalgysiu, nes asmenys yra gana storas ir daug metų. Bet kai ką, galbūt paskaitysiu truputėlį, kol jums dar kartą nenusibodo, nepatikė. Tai va, reiškia, čia bus truputį nemažai. Aha, čia yra dar, gavau tokį Biržų vaizdelį.
Čia Pločerio fotografuota, padidinta nuotrauka, Biržų centrinė aikštė, kur dabar stovi Janonio paminklas. Tiesą vakar labai maloniai bendravau su to paminklo autoriumi, Bagdonu. Kalbėjome apie tai. Nu, čia galima per ankis pasižiūrėti, kaip jie atrodė. Tada kitaip pat parodyti negu manęs kaip metų. Čia yra atspausdinta pirmiausia keletas nuotraukų iš Lenkų atsiminimų apie prieškarinę, prieš aną pasaulinį karą, Čikagoje leistame evangelikų reformatų žurnale Mūsų sparnai. Tai va, kaip tada rašoma apie Biržus. Tais atsimenamaisiais senais prieškariniais laikais Biržuose buvo tik vienas pradžios mokykla, kurią lankė vaikai kaip iš Biržų miesto, taip ir iš jo apylinkės, ir kurią vieni baigdavo, kiti ne. Toji mokykla buvo tame pačiame name, kurį nepriklausomybės laikais tebestovėjo Vytauto gatvės ir nepriklausomybės aikštės kampe, ir kuriame laisvės periode bene buvo įsitaisiusi valsčiaus valdyba. Tais laikais prie šios pradžios mokyklos buvusi aikštėje tvyrojo purvina bala. Vasaros pertraukų metu ten čiuoždavome, sniego mėtydavomės. Mokykla buvo tik rusų kalba, o tikybos pamokas. Čia mums reformatams ten dėstė lietuviškai vargonininkas Mikelėdas. Pradžios mokykloje pirmasis mano mokytojas buvo Sretenski ir jo duktė Zolė. Jie mums visiems buvo labai geri. Po to mokyklos vedėjų buvo Protas, pavardė labai jau lietuviška, bet mūsų kalbos nemokėjo. Jis sakydavo, esat Balgulis. 8 metų rudenį plačiai nuaidėjo gandas, kad Biržos atsidaro 4-klasė Vieso mokykla. Ir tuoj atsidarė. Mokslas buvo dėstomas rusų kalba, nors mokyklos pobūdis savo stiprioje programoje turėjo dar ir vokiečių bei prancūzų kalbas. Pirmas šios mokyklos inspektorius buvo Žeraninas. Iš mokytojų prisimint Droževo Matiušenko, labai elegantiška panelė Lipnickaja, dėstė gamtos istoriją prancūzų kalbą. Vokiečių kalbą mus mokė kunigas Jakubėlis. Mokestis iš mokslo buvo nedidelis. Už svetimas kalbas reikėdavo mokėti atskirai. Net Seimo vicepirmininkas daktaras Staugaitis, Seimo narys kapitonas Natkevičius. Prašom. Tai šitą bažnyčią čia buvo teroras, kartais vadina ir Latvijos dar bažnyčia. Reformatų kalbėjo priešą. Kada aš Biržos buvau, Labai norėtume paprašyti gerbiamą merą, kaip ten dabar tie Biržai laikosi, o paskiau direktoriaus paprašysim Sielos muziejaus. Labą dieną visiems. Pirmiausia, ačiū, kad mane pakvietėt. Aš vakar turėjau būti Vilniuje ir Grigulės klubo susitikime. Dabar laukiu tylos nuo Krekštės kanclerio. Deja, taip susiklostė aplinkybės, kad negalėjau atvykti, o šiandien esu čia. Dar kartą ačiū Jums. O šiaip man šiaip Kaune iš tikrųjų malonu, nors mes neįpratę kartais esam skirstyti, kas gera, kas bloga. Vilnius irgi gražus miestas, be abejo, disponuoja žymiai didesniais pinigais, tačiau aš Kaune jaučiu kažkokią šeimą. Man atrodo, čia šilčiau, žmogiškąja prasme. O dabar noriu padėkoti visiems tiems, kurie buvo mūsų Biržų jubiliejaus šventėje
Biržų miesto jubiliejaus šventėje, kuri užtruko 4 dienas. Ir aš labai džiaugiuosi visgi pavykusiu renginiu. Ir tik galiu pasakyti, kad mes jam rengėmės lygiai pusę metų. Sausio mėnesį tarybos sprendimų buvo sudaryta komisija ir jį visą laiką dirbo. Be abejo, pats sudėtingiausias dalykas tai buvo surasti rėmėjus. Ir nepaslaptis, bendra suma, kurią mums pavyko pritraukti iš rėmėjų, buvo 64 000. Praktiškai iš biudžeto aš buvau įsibrėžęs tikslą, ne kapeikas. Buvo kalbėta apie tai, kas buvo maždaug iki 41-4 metų Biržuose. Ir galbūt aš norėčiau pakalbėti apie tą ekonominę, socialinę dalį, o mano kolega Gintaras pakalbės apie kultūrą. Tiesa, galiu pasakyti, kad dabar mes spėjom vieningos nuomonės, miesto švęs ne tik jubiliejus, nesekantis bus, kai bus 600 metų, labai toli. Taigi miesto šventė bus švenčiama kiekvienais metais. Ir pagrindinė miesto šventė darysim ne alaus šventę, mes ją atiduodam, sakykime, aludariam, jeigu jie ten sukasi, o savivaldybė bus organizatorius miesto šventės. Ir dar tokia būtų naujiena, kad 28 vyks tarybos posėdis, mes turime, aš įgaliotas pasirašyti trišalę sutartį tarp galiūnų pasaulio čempiono Žydrūno Savicko, akcinės bendrovės Siūlas ir savivaldybės. Mes sudarom tokį prizinį fondą ir Žydrūnas yra suplanavęs, kad tą sutartį galbūt pasirašysim kokiam 5 metam. Ir kiekvienais metais Biržuose vyks vienas iš prestižinių tarptautinių turnyrų. Ar pats Savickas dalyvaus ar nežinau, bet tai yra vienas tikslas, be abejo jau tai rodys ir mūsų Lietuvos televizija, kuri kaip gaila atvažiavusi į mūsų šventę parodė, kaip lietus lyja, dar porą sekundžių ir vyko, mes visi buvom piktinę, už ką mokam mokesčių mokėtojai, moka pinigus. Taigi, tarptautinis turnyras turėtų iš tikrųjų populiarinti mūsų kraštą. Ant tos kėdės esu nuo 3 metų balandžio 4 dienos, iki kadencijos jau liko gal 2 metų, gal ir mažiau. Na, nežinau, dabar politikai pešasi dėl rinkimų datos ar gruodžio, ar tai bus kovo mėnesį. Bet aš labai atsiprašau, kad neįspėjau jūs skubėdamas, o gal kas nors ir sugebės atsivežti aparatūrą ir čia pasidėję ant stalo galėtumėte jūs pažiūrėti. Įteikiu žodį. Aš galiu pasakyti, kad šitą rengė Kupiškio televizija. Jeigu kas norėtų užsisakyti, kas pabendrausim, kompakto kaina 20 litų. Prašau, gal kas nori paklausti, ar vėliau pabendrausim. Prašau jūs. Ar negalima labai. Taip, unikali Jaronytės sodyba. Taip, šiemet lankėsi ten ir Seimo nariai, buvo grupė atvažiavusi Seimo narių. Kaip populiarinti? Pirmas dalykas, Biržam labai trūksta tokio informacinio leidinio, nes viskas labai keičiasi. Ir rengiant šių metų biudžetą mes būtent tai informacijai, kuri garsintų Biržus, norim skirti daugiau dėmesio.
muziejaus direktorė Gintarė Butkevičiūtė. Pirmiausia, turbūt noriu padėkoti Jums už kvietimą, esu labai maloniai nustebintas netgi, nes nežinau, ar esu iš tų asmenų, kuriuos Jūs paprastai kviečiate, gal čia daugiau valdžios atstovai, bet visada malonu yra sugrįžti namo. Todėl, kad Jūs esat Kauno biržiečiai, aš esu Biržų kaunietis. Nors jau dabar turbūt labiau biržietis, nes tikrai labai pamilau tą kraštą, nors mane iš kalbos tai greitai demaskuoja, kad sako, aš net tikras biržietis. Tarmė yra toks dalykas, turbūt, kad reikia žinti, jos nelabai įmanoma išmokti. Nors jau kai su mama kalbu, tai sako kartais, kad čia dabar taip numėtai tas galūnės truputį. Vis tiek, aišku, įtaka tam tikrai yra. Beveik 20 metų aš jau Biržuose, taip kad tikrai kažkiek įtakos, aišku, turi tie dalykai. Meras man davė užduotį pakalbėti apie Biržų kultūrą. Nežinau, aš tikrai specialaus pranešimo neruošiau ir įstatymų neturiu. Iš ko galėčiau paskaityti? Gal, nežinau, gal daugiau apie muziejaus veiklą apsiribosiu šiek tiek. Na, tikrai noriu patvirtinti, kad Biržai gražėja. Jeigu Jūs esat buvę Biržuose daugiau negu prieš 2 metus, tai tikrai galit vietomis Biržų ir nepažinti. Nes, kaip mes jau minėjo, iš tikrųjų yra statoma, tvarkoma nemažai objektų. Šiek tiek galiu pasidžiaugti, kad gražėja Biržų muziejus. Na, gal turinys jo ir mažai keičiasi, bet truputėlį, kadangi gaunam daugiau pinigų, iš tikrųjų turim galimybę šiek tiek ir pasitvarkyti daugiau. Aš dar neseniai dirbau muziejui, truputį daugiau kaip 2 metai, bet kai atėjau, tai buvo tik 100 000 beveik skolų už šildymą, už visokius komunalinius patarnavimus ir visą kitą. Per metus laiko tos skolos ištirpo. O dabar jau mes šiek tiek galime planuoti į priekį kai ką. Tai tikrai ne mano nuopelnas, tai yra pagerėjęs finansavimas iš savivaldybės, nors aišku, mes taip pat skiriam didesnį dėmesį užsidirbti ir pats muziejus pinigų. Jeigu prieš 3 metus mes per metus specialiųjų lėšų vadinamųjų uždirbom 25 000, pernai 50 000, tai šiais metais uždirbsim daugiau 90 000. Tai yra gerbiamas Ojeras ir muzikantai, ir mūsų jau dabar dėkojom svečiam už išsamų pasakojimą, apie Biržus labai daug sužinojau. Vaišinsime šiandien rinkuškių alumi ir kaip visada tradicinis mūsų jubiliatų pasveikinimas. Žodžiu. Ponia Emilija kažką norėjo. Ar jūs dabar, ar vėliau? Prašom. Žinot, yra toks Astravas ir apie Astravą, tai kažkai švarkai minėta, taip pat Radvilų yra Palestinos. Ir dabar apie Astravą yra išleista. Ir tie, kurie pasakė, tai išleista, kur man reiškia
padainuosiu jums įsimylėjęs kareivis. O gyvenime mano, koks tu puikus, nes širdies dalelė gyventi gražu mums. Dirba pas mane mokykloje, pedagogė, tai mes su Jūrate padainuosime Levaro, kompozitoriaus Levaro, Danilos ir Žanos duetą iš Linksmoji našlė. Cartone
taip toliau. Nemunėlis, o širdinos sustoja pailsėti aguonėlį. Didybėje sustingusi pilis gerai prisimena praėjusią galinę, daug kartų deginta, griauta ir padėliota kaip tėvynė. Bet priešų nebėra seniai. Vėl kvepia liepos, šlama ąžuolynai. Nepamiršta aukštaitiška kalba, tokia brangi, nes ji kalba gimtinės. Ačiū. Aš beakinių nematau. Ir iš tiesų, aš turiu čia keletą, tiek, aišku, neskaitysiu, kiek atsinešiau. Tai reiškia, čia yra pasakojimai Juozo Lapės iš Endrijavo apylinkės ir tas, reiškia, tos pasakojimus yra užrašęs profesorius Norbertas Vėlius. Prašau paklausyti gryną žemaičių kalbą. Vadinasi, taip, aš to ir tą laukiau. Kavargdėjai seniai plėšti savo plėšinelį, dėti dervas, vargdėjais toks, rovė, veimė, deimė, kėtė pasėti dauna rugius. Treti dėjai šiai rauti peitoms, taip bet turėjo įsidėti tik daunas veimė reikelį. Vusenolį mat piesą vaikščiojo už žemės. Piesos edams pro šalį ir sutrupina tom reikelį. Et peitų tas žmogus pavangyti varnas tom daunui palesinėjantis. Atei žmogus, viešpatė sako, paturėjau veimą reikelį daunas, į tom patį šit varnelės soles. Ir kam tada nuškliovo, kas sutropina, o piesas pareis į peklą, jėmė ir pasikūrė į savo Liuciferiau, kad žmogaus daunus sutropina. O tas Liuciferis peklos pasakė, dabar turi uždėti tam žmogau, tom daunas reikia. Ir tol turėsi dirbti, kol sukenks. Atetas piesas prie ano ir sako, Tėva, aš atėjau prie tavęs pasidarbauti. Sako, ko pasidarbaus, kad aš menką kom turiu jėsti, o kom tau dausu. Sako, Tėva, nebijok, kad aš dirbsiu, bus visko užtenka man. Nu gera, kad ten dirbkiam. Žmogus nieko neatsako. Visus darbavus 3 metus, pakol sukeikdami tom žmogų. Iškart neturėjo arklį, tas biesus ir traukė veidų arklį. O paskau teik pasidarė bagots tas žmogus, kad atsirado bagots, biesas pradėjo šnekėti tam žmogui. Tėva, išsiverkiam šnapšą. Tad taip gera viskas uždėvėjai. O tas žmogus vis nakeik į nakeik. Po tam kap šnapšą išsiverė, prisikėlė gera. Tas anogas padoris jau buvo kalėdų tas čiesus. Tas žmogus įsigėlis gerą sako, kad vėlis parautų, prisikėliau. Tas gi sako, aš tuoj tą laukiau. Parneik į peklą, sukeikimis teik sako. Ir nuo vėjo iškyla džiaugsmui pagunda, kad žemėn ruduo jau atėjo. Iškyla džiaugsmui pagunda, kad žemėn ruduo jau atėjo.
ne konkursai. Ačiū labai, ačiū. Gal čia didžiausia? Jūs visi nuspręskit, ne vienas ten rašymas. Bet čia ryškiausiai mes jo. Jeigu jie paskui surašo patys. Ne, pažiūrėkit, paleid. Kokie dar tie? Nu dabar skaniausias ir mažiausias. Trys viename. Mes va... Meniškiausia. Aha, nu dabar meniškiausia. Sakė, čia va daug kas, kad ketvirtas. Tai mažiausias va šitas, aišku. Meniškiausias ketvirtas. Mažiausias. Mažiausias. Čia mažiausias. Čia va tai nebūtinai. Šitą prie mažės dalį. Nu va šitas va. 16 mažiausias. Tai va šitas 16. Pavuliau, tai kad šitą Skaniausia. dabar reikia ragauti. Tik skaniausias. Kas čia yra 3 viename? 3 viename, 2 viename. Onutė Štepavičiūtė, Amoldienė, Pasvaliečių kaimas. Sklerytė Juknienė, Kajūnų kaimas. Šeštoji nominacija – kaimiškiausias. 8 numeris. Zita Valiulytė, Varkalienė, Dėsbinbalsių kaimas. Laimi 6 numeris. Zita Valiulytė, Varkalienė. 2 nominacija. Čia reiškia, kad meniškiausias ir išradingiausias ir gražiausias. Viskas viename. Noriu ką pažiūrėti.
šitas. Jonai, kur esi? Jonai, kur esi? Visas tai man. Paguodos prizas, 11 numeris. Olga Tuinaitė Puošienė, Semeliškių kaimas.